Esu Edita Gavelienė, gydytoja dietologė. Šiuo metu vadovauju Lietuvos dietologų draugijai. Esu medicinos mokslų daktarė. Lietuvos dietologų draugijos nariams buvo pristatyti Wellness produktai. Šis naujas Švedijos mokslininkų gaminys randa vietą ir dabartinių Lietuvos dietologų ir dietistų kasdieninėme darbe, skiriant šį produktą nutukimo gydyme. Šiuo metu mes kalbam pavasario pradžioje, žiemos pabaigoje ir tai yra metas, kuomet mūsų įprastame maiste, kurį mes sandėliuojame, mažėja vitamininių medžiagų. Ir tikrai tai yra metas, kuomet atsiranda rizika su maistu gauti mažesnį maistinių medžiagų kiekį. Šioje kasdienybėje vėlgi mes galim savo padėti tuom, kad naudojant Wellness gaminius, kuriuose yra visa reikalinga paros dozė vienoje pakuotėje, viename pakelyje, galima tiesiog pasiėmus vieną pakelį sunaudoti reikalingą medžiagų kiekį dienos metu ir gausim ne tik vitaminus, mineralinės medžiagas, tačiau ir kitas labai aktualias sudėtinės dalis. Tai yra medžiagos, kurios vėlgi skatina antioksidacinės sistemos veiklą, kurios yra atsakingos už kitų sistemų veiklą, tame tarpe omega-3 riebalų rūgštis ir kai kurios kitos sudėtinės dalis. Kalbant apie pagalbą, kurią suteiktų Wellness produktai, tai yra baltyminis kokteilis, kurio sudėtinės dalis yra švarios, natūralios, jos yra subalansuotos tiek, kad sudėtyje yra ne tik vitaminai, mineralinės medžiagos ir tai, kas priklausytų tam tikrame kalorijų kiekyje, bet yra šiek tiek didesnis baltymo kiekis ir yra žemas glikeminis indeksas. Kalbant apie lieknėjančius asmenis, tokia būtent sudėtis yra svarbi, kadangi tokia sudėtis leidžia prailginti sotumo jausmą ir vėlgi padaryti tai, ko nori gydytojai dietologai. Taigi reguliariai valgyti, maitintis reguliariai ir gauti visas būtinas maistinės medžiagas. Įtraukus į lieknėjimo programą baltyminius kokteilius galim turėti tikrai akivaizdžius, realius, ilgai išlaikomus rezultatus. Labai tikiuosi susitikti su jumis artimiau ir atsakyti į jums rūpimus klausimus. Na, o visumoje norėtųsi nuoširdžiai palinkėti jums sėkmės, dirbant kasdieninius darbus, na ir sveikatos jums, jūsų artimiesiems.